Vilniaus turguje pirktos ir suvalgytos žuvies dviems ukrainiečiams gyvenimas per kelias valandas virto košmaru. Abu draugai ėmė dusti, vemti, prarado sąmonę. Vyrai vis dar gydomi reanimacijoje, o vienas jų komoje. Gydytojai pacientams diagnozavo botulizmą, itin retą, pavojingą infekcinę ligą, kuria užsikrečiama suvalgius netinkamai laikytos vytintos žuvies, mėsos gaminių ar konservų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba po šio incidento patikrino turgų, iš kurio ukrainiečiai pirko žuvį, ir rado rimtų higienos pažeidimų. Apie vyrų sveikatos būklę TV3 žinioms pasakoja jų žmonos. Это осталось то, которое они ели. Štai šias kojas turguje praeitą savaitę nusipirko du ukrainiečiai draugai, Sergejus ir Michailas. Žmonos pasakoja, kad tai turėjo būti ramus vakaras namuose, prie stalo ir televizoriaus ekrano. Tačiau niekas negalėjo pagalvoti, kad eilinis pasisėdėjimas pasisuks tokia tragiška linkme. Abu vyrai, pasak žmonų, vidury nakties pasijautė prastai. Закончилось тем, что ночью я проснулась в 12 часов от того, что муж рвет. Говорит, желудок стоит, чувствуется вкус рыбы по рту. Он выпил промывающий, соду, раствор соды с водой, пару раз прорывался. В 2 часа ночи повторилось, потом это повторилось в 5 утра. Он проснулся, дошел до прихожей, потерял сознание. Я говорю, сначала, где болит, что болит? У меня все болит. Говорит, у меня в глазах туман, он говорит, у меня все болит. Vyrus išvežė greitoji medicinos pagalba ir paguldė į Santaros klinikų infekcinių ligų skyrių. Jiems medikai išplovė skrandžius. Vėliau paaiškėjo, kad pažeisti kone visi vidaus organai. Netrukus abu ukrainiečiai pateko į reanimaciją. Легкие сами не справлялись совсем. Потом начали отказывать другие органы, там, от кишечника, в легких попала жидкость у кого-то. Вот. И в данный момент они находятся практически в таком же состоянии. Сами они не дышат. Возле меня был консилиум, 10 докторов. И мне сказали, у вас ботулизм, возможен летальный исход, но мы будем делать все, что в наших силах. Сейчас он находится все время без сознания. В себя он не приходил ни разу, уже 11-й день. Irinos vyras Michailas jau buvo dirbtinėje vaistų sukeltoje komoje. Moteris nesulaiko ašarų. А врачи что говорит? Botulizmas tai pavojinga infekcinė nervų sistemos liga. Dažniausiai botulizmu žmonės užsikrečia nuo daržovių, grybų ar mėsos konservų, ypač gamintų savo namuose. Taip pat galima užsikrėsti ir nuo vytintų mėsos, žuvies gaminių. Liga paprastai pasireiškia suvalgius netinkamą maisto, kuris yra apnuodytas botulino toksinu. Pirmieji simptomai gali užklupti po 12 ar 36 valandų. Я разрываюсь между больницей, работой, школой. У нас очень затруднительное финансовое положение. Санэпидемстанция обещалась несколько раз приехать и взять образцы рыбы, но никто так и не приехал. Они все сомневаются, что это отвяленные именно рыбы. Vyrai džiovintos kojos nusipirko štai čia, Karoliniškių turguje. Čia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko skubų patikrinimą ir aptiko grubius higienos pažeidimus. Pažeidimai užfiksuoti pas 2 žuvų prekiautojas. Esą produktai nebuvo apsaugoti nuo išorinės taršos. Tad valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vienos prekiautojos veiklą sustabdė, o kitos išvis uždraudė. Prekyba buvo vykdoma lauko sąlygom, išsidėjus tą žuvį tiesiog šalia grindinio, šiek tiek pakėlus ją nuo grindinio, patalpos buvo nešvarios, pridėtos pašalinių daiktų, neišplautos, neišvalytos. Viena iš tų prekiautojų tikrai buvo žinoma tarnyba, jie susilaukė sankcijų mūsų dėmesio ne pirmą kartą. Tačiau, pasak maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės, tyrimas vis dar vyksta. Buvo atrinkti vytintos kojos mėginiai, jie buvo ištirti laboratorijoje ir Clostridium botulinum infekcijos nebuvo nustatyta, todėl šis tyrimas yra labai išplėstinis ir apima visą grandį maisto tvarkymo. Botulizmas itin reta liga. Pernai šalyje nebuvo nė vieno atvejo. 2018 ir 2021 metais po vieną, o štai šiemet jau 2. Dažniausiai atsiranda dveinimasis akyse, toks lyg migla akyse, kalbėti gali žmogus mažiau pradėti ir tuomet jau atsiranda ta kritinė būklė. Kiti botulizmo simptomai – viduriavimas, pilvo skausmas, silpnumas, nuovargis, taip pat skausmas ryjant.
Šiaip aplamai botulizmo bakterijos dauginasi patekę į nedeguoninę aplinką, kur yra mažai deguonies. Todėl pradeda gaminti toksiną, kuris išpučia būtent tą vakuumo pakuotę, konservo pakuotę, stiklainio dangtelį išpučia ir tai yra vienas iš pirmų tokių vizualių požymių. Nors ši pati bakterija jinai neturi nei kvapo, nei skonio, nei spalvos. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, prieš konservuojant arba kitaip gaminant daržovės, grybus ar žuvį privaloma produktus gerai nuplauti. Taip pat konservuojant pravartu naudoti actą.